Kas atrakins mobilumo ateitį? Ratai, sparnai ar kodas? Kokią inžineriją kursime pasauliui, kuris nuolat pats save perkuria? Kaip projektuosime miestus, kuriuose žmonės nesijaustų svetimi? Kokiais išmaniais sprendimais vėsinsime kaistančią planetą? Kokios naujos medžiagos transformuos mūsų pramonę? Kada automatizacija galutinai pakeis žmogaus darbą? Ar dirbtinis intelektas mąstys taip, kaip mes, o gal dar giliau? Kai pasiruošime nežinomiems ateities nežinomiesiems? Visų atsakymų mes neturime. Tačiau savo laboratorijose, auditorijose, vaizduotėje kasdien, idėja po idėjos, artiname ateitį. O kertinis klausimas: ko klausime rytoj?